Labas vakaras, visi susirinkusieji į paskutinę šio rudens, šio pusmečio aktualiosios dailėtyros viešų paskaitų ciklo paskaitą. Primenu, kad tai yra Vilniaus dailės akademijos dailėtyrininkų inicijuotas projektas, kurį iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba. Ir šiuose paskaitose visi kolegos, visi menotyros lauko specialistai dalyjasi savo naujausiais atradimais, įžvalgomis. Kartais jie būna labai eskiziški, o kartais išbaigti, bet visada mums klausytojams įdomus. Primenu, kad užduotumėte klausimus lektoriai, o šio vakaro lektorė, maloniai pristatau daktarę Indrę Užuotaitę, kuri yra ir istorikė, ir menotyros mokslų daktarė, ir paveldo specialistė, dirbanti ir paveldo sistemoje, ir vadovaujanti pakankamai naujai, šviežiai įsteigtam Medinės miesto architektūros muziejui. O medinė, ypatingai miesto architektūra, visą laiką yra tiek paveldosaugos, tiek apskritai visuomeniai toksai opus klausimas apie jos vertes ir išsaugojimo būdus. Tad laukiame Indrės paskaitos ir tikiuosi turėsime ir provokuojančių klausimų. Prašau, Indrė. Dėkoju, Rasa. Tai labas vakaras visiems. Turiu prisipažinti, kad tai bus šiek tiek kitokia ciklo pabaigai paskaita. Jeigu kolegos pristatė savo individualius naujausius tyrimus, tai šiandien savo tyrimo nepristatinėsiu. Ir tada kyla klausimas, kągi aš darau šitoje tribūnoje, tai ir kodėl Vilniaus gimtadienio proga mes neturime kažkokio naujo tyrimo apie medinę Vilniaus architektūrą, bet atsinešiau kitas dovanas, tai yra Vilniaus medinė architektūra, vieno projekto rėmuose gavo net 3 apdovanojimus šiais metais, tai va tokia gimtadieninė dovana ir apie ją norisi šiandien pakalbėti. Prie tyrimų klausimų dar šiek tiek sugrįšime. Paskaitos eigoje pristatau savo paskaitos struktūrą. Pirmiausia, pakalbėsime apie Vilnių kaip medinį miestą. Trumpai pažvelgsime, kurgi mes to medžių ieškome ir kaip dabar atrodo tas likęs medinio Vilniaus paveldas. Taip pat pakalbėsime apie saugojimo problemas ir priemonės toms problemams spręsti, kurios yra priimamos ir bus priimamos ateityje. Pakalbėsime apie gerąjį pavyzdį, tai Medinės miesto architektūros muziejų, kaip Rasa akcentavo, dabar aš jam vadovauju ir būtent šitas muziejus, jo įkūrimo projektas ir gavo 3 apdovanojimus ir paskutinė pati trumpiausia dalis, 2 skaidrės klausiančios, ar apdovanojimų pakanka, tai kasgi iš to, ar ne? Ar užtenka išsaugoti tokią trapią paveldo sritį, medinį paveldą, apdovanojus vieną projektą karūnomis. Taigi, Vilnius kaip medinis miestas, mes turime pavyzdžių iš tiesų, kadangi fotografija tuo metu dar neegzistavo, tai labai sunku parodyti tą medinį senamiestį šiandien. Mes galime remtis tik tais senąją ikonografiją, tai toks schematinis Vilniaus planas, kuriame yra labai gražiai išpiešti ir namų profiliai. Suprantame, kad tai yra schematinis vaizdas, bet jis mums labai neilgai parodo, kad dominuojantis centrinėje Vilniaus dalyje yra mūrinis užstatymas, tai yra toks dominuoja ten, kur tie pastatai yra rūmai, kur yra bažnyčios, bet aplinkui matome spiečių mažų pastatėlių, kurie perlipa per gynybinę miesto sieną ir pasiekia ir jau formuoja priemiesčius. Tai va, šitas vaizdas mums parodo, galbūt šiek tiek padeda įsivaizduoti, kaip galėjo atrodyti XVI amžiaus antrojoje pusėje Vilnius ir kiek daug ir gausiai mes turėjome medinės architektūros.
Žinoma, nereikėtų pamiršti, kad kai dominavo medinė architektūra, tai miestas nuolat kito, nes tai nebuvo labai ilgalaikiai pastatai, miestą laiks nuo laiko nusiaubdavo gaisrai, tai to miesto veidas tikrai nebuvo toks, kaip mes turime šiandien, saugoma šimtmečiais, ar ne, stengiamės išsaugoti senamiestį kuo mažiau pakitusi. Tai ta medinė architektūra buvo vienas iš tokių priežasčių, kodėl tas miestas atrodydavo labai skirtingai. Na ir dar šiek tiek staptelti norisi ir akcentuoti, kad pasakiau, jog nėra naujos Vilniaus medinės architektūros tyrimų, naujų, bet tai nereiškia, kad medinė architektūra visiškai neatsispindi tyrimuose. Jau šių metų pradžią mes Vilniaus miesto gimtadienį švęsdamas Nacionalinius muziejus Valdovų rūmai pristatė labai svarbią parodą, kuriame buvo būtent eksponuojamas pats seniausias iki šiol rastas medinis pastatas Vilniuje, tai Svirnelis, jo fragmentas. Tai galima sakyti, kad archeologai tikrai dirba savo darbą ir tas medinė architektūra, medinis Vilnius tuose darbuose pasimato, kaip ir vis dar vykstanti Vilniaus miesto arba Vilniaus muziejaus paroda, kurioje yra rodomi fragmentai rastų nuotraukos su rastais mediniais šaligatviais. Tai irgi yra, žinoma, daug vėlyvesnio laikotarpio, bet irgi yra tas fragmentas miesto, kurio mes paprastai nebematome. Bet šitoje paskaitoje nenorėčiau akcentuoti archeologinių radinių, vien dėl to, kad norisi kreipti temą tą linkme, kad paveldas, kurį mes vis dar šiandien galime naudoti, kuris šiandien yra architektūra, kuri yra naudojama ne tik tais randama archeologiniu būdu ir saugoma muziejinėmis jau priemonėmis. Taigi, šiek tiek užsiminiau apie miestą išvalančius gaisrus, kitas negandas, tai 18 amžiuje yra kalbama apie didžiuosius Vilniaus gaisrus. Ir tai yra iš tiesų labai didelis postūmis stumiantis medinę architektūrą iš Vilniaus senamiesčio. Nes būtent tų didžiųjų gaisrų pasekmė yra tai, kad kaip ir iliustruojančioje medžiagoje rodoma raižinyje, ar ne, tai rodomos liepsnos, bet mes suprantame, kad liepsnos vaizduojamos ne ant medinių pastatų, bet nuo gaisro didžiausios grėsmės kenčia ir mūrinė architektūra, ir gal tai yra didžiausios baimės, kad pagavusi ugnį nuo mažo medinuko suliepsnoja bažnyčia ar rūmas esantis šalia. Ir taigi buvo imtasi tokių griežtesnių priemonių ir jau 1766 metų Seimas uždraudė Vilniaus miesto centre statyti naują medinę architektūrą. Tai nereiškia, kad ta architektūra yra visiškai išbraukiama, bet jau prasideda ribojimai, kurie sako, kad nauja medinė architektūra nebeturi būti statoma, kad reikėtų, o ta, kuri yra pastatyta, jinai turi būti geriau prižiūrima, iškeliami aukštesni dūmtraukiai, žodžiu, mažinamas gaisro pavojus, negalima sandėliuoti namuose tam tikrų degių medžiagų, tai degalų, degtinės ir riebalų ir pareikalavus greta esančiam mūrinio pastato bažnyčios ar miesto rūmo savininkui, medinis namelis netvarkingas, jis gali būti netgi nugriautas, perkeltas. Tai, yra tokia tikrai labai ryški hierarchija, pasakanti, kad galbūt pačiame centre mediniam pastatams ir nebėra vietos. Tai poslinkis atsiranda tikrai negreitai, dar 20 amžiaus pradžioje yra fiksuojama, kad atkreipsiu dėmesį gyvenamosios medinės Vilniaus architektūros, dominuojanti medžiaga yra medis.
Šita statistika kiek sudėtinga, bet jinai rodo, kad iš tiesų Vilniuje iš gyvenamosios architektūros buvo užfiksuota didžioji dalis, beveik 7000 vienaaukščių medinių namų. Bet jeigu kalbame jau apie dviaukščius namus, tai čia dominuoja beveik 10 kartų daugiau mūriniai pastatai. Jų yra mažiau negu vienaaukščių medinių. 5 kartus, bet jeigu pastatas kyla, atsiranda daugiau jo aukštų, tai galime labiausiai įsivaizduoti iš tiesų mūrą. Taip, jeigu dabar pagalvotume apie gyvenamą architektūrą, tai tikrai statistika labai išsikreiptų, mes negalėtumėm ją šitą prieš porą amžių buvusią remtis. Ir tai parodo, kaip drastiškai pasikeičia miestas ir miestiečių gyvenimai. Dabar šiek tiek priartėjant prie šiandienos, norisi pakalbėti tai, kasgi liko iš tos medinės Vilniaus architektūros, kokie jos tipai. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad šitas užduotis buvo įsikelta, kai kūrėme muziejaus nuolatinę ekspoziciją ir tipologijos ieškojau, bet jos nebuvo. Moksliškai sukurtos išsamios tipologijos mediniai architektūrai Vilniuje nėra. Tai teko remtis labai svarbių dokumentų, tai Vilniaus medinės architektūros apsaugos strategija 2004 metais, prie jos dar grįžime, ir tokiais žymiais architektūrologų darbais, kaip Nijolės Lušinytės Tolvaišienės tyrimais, kuriuose irgi yra klasifikuojama, pateikiama, įvardinami pastatai tam tikrais tipais. Taigi pasirinkom štai tokią supaprastintą struktūrą, išskirti pastatus pagal jų funkcijas. Klasifikacijų gali būti įvairių ir taip pačioje apsaugos strategijoje buvo pateikta tiek pagal stilistiką klasifikuoti pastatai, tiek ir pagal išplanavimą, bet kadangi galvojame apie muziejaus lankytoją, tai aktualiausia buvo tai, kad žmogus pamatęs pastatą galėtų jį padėti jam identifikuoti, surašyti kažkokius pagrindinius bruožus, kad tai yra tokio atpažinimo klausimas ir mūsų siekis šitą klasifikaciją buvo pabrėžti, kad eidamas pro šalį žmogus stabteltų, pagalvotų, atpažintų ir daugiau matytų savo aplinkoje tos medinės architektūros, nes kartais pastabumas yra tai, ko iš tiesų labiausiai reikia. To paveldo yra tarp mūsų, bet nebūtinai mes jį pastebime. Sakralinė architektūra Vilniuje paieškojus išlikusios medinės architektūros, savame suprantama, kad juos buvo kur kas gausiau. Čia įtraukiau tik tais 2 pavyzdžius, kuriuos pavyko rasti šiandien, esančius ir funkcionuojančius. Tai yra bažnyčia Pavilnyje ir cerkvė Naujojoje Vilnioje. Tai apie sakralinę architektūrą galima pasakyti tai, kad jeigu bendruomenė yra išlikusi, tai tikrai suveikia tas pagrindinis paveldo išlikimo principas, kad kol statinys yra naudojamas ir pageidautina naudojamas pagal savo pirminę paskirtį, tol jisai yra prižiūrimas ir tol jisai išlieka. Tai čia yra 2 puikius pavyzdžiai, kaip ne centrinėje Vilniaus dalyje, bet kaip tose istoriniuose priemiesčiuose puikiai veikia 2 mediniai sakraliniai pastatai. Turėjome taip pat mečetę medinę, bet jinai jau 20 amžiaus antrojoje pusėje nugriauta, šalia Lukiškių buvo institutas įrengtas. Tai žodžiu, kad ta architektūra taip pat šiek tiek traukiasi, jeigu nėra jos naudojančios, ją atstovinčios bendruomenės. Tai pasikartosiu, sakralinės medinės architektūros atžvilgių mes turime tą bene saugiausią ir gausiausią paveldą. Kitas tipas, apie kurį norėčiau
pakalbėti. Labiau komplikuotas saugojimas yra visuomeninė medinė architektūra. Tai mes turime tos pastatus, kurie labai dažnai praranda savo funkciją. Nėra daug, negaliu įdėti čia mokyklos, mes medinės mokyklos Lietuvos miestuose ilgai ieškojome ir paėmėm pavyzdį iš Kauno, jau nebe pastatas, kuris buvo mokykla, bet nebeturi savo funkcijos. Tai šitas funkcinis elementas, visuomeniai pastatai, iš tiesų labai stipriai apleidžia medį, kai mes kalbame apie tą istorinę medinę architektūrą. To priežastis, aišku, yra labai paprasta. Mediniai pastatai ne visada atliepia šiuolaikinius poreikius, nes ta architektūra labai dažnai yra nedidelė, tūriai mediniai nėra dideli ir jeigu mums reikia tai pačiai funkcijai šiandieniniai didesnio pastato, tai mes negalime panaudoti senojo medinuko. Čia yra problema su konversija ir dar prie to šiek tiek grįšime. Tai pavyzdžiai yra 20 amžiaus antroji pusė statyta parduotuvė Šnipiškėse, kuri primena tą didesnį kioskelį, bet yra labai įdomus savo tipo pavyzdys. Na ir buvusios ligoninės pastatas, tai tikrai žinomas Birutės gatvėje Žvėryne, infekcinės ligoninės kompleksas, kuris yra labai neblogai išlikęs, atsižvelgiant į tai, kad uždaroje teritorijoje išliko labai daug statinių autentiškų, jų būklė, aišku, yra kitas klausimas, bet kas atsitiks su šito kompleksu, kaip jis bus pritaikytas, kol kas dar nėra aišku. Jisai yra nupirktas ir labai tikimasi iš tiesų, kad ir muziejus labai tikisi, kad šitas kompleksas išliks ir bus atpažįstamas tame tūryje, kokiame mes jį matėme jau apleistą. Aišku, negalime tikėtis, kad funkcija sugrįž, ligoninės ir infekcinės ligoninės funkcijas šitie pastatai tikrai bus seniai praradę. Na ir trečiasis tipas, kuris, sakyčiau, susiduria su, jis tikrai yra labai gausus. Kaip ir 20 amžiaus pradžioje, taip ir dabar ta medinė gyvenamoji architektūra tarp istorinių medinių pastatų vyrauja, bet jis susiduria su kitomis grėsmėmis. Šitas paveldo tipas susiduria su nuolatiniu kismu ir pritaikymu šiandieniniam gyventojų poreikiams. Tai jeigu fasadus mes kartais dar ir saugome, tai kalbėti apie išplanavimą autentišką yra jau sudėtinga, nes žmonės natūraliai gyvendami, jie keičiasi poreikiai ir keičia namų dekorą ir neretai ir planą. Tai šitas procesas yra sunkiai sustabdomas, tačiau mes galime kalbėti bent jau apie miesto veidą ir tokius objektus mieste. Jų pritaikomumas kitoms funkcijoms yra įmanomas ir tokią pavyzdį mes matome Užmiesčio vila Markučiuose, dabar Markučio dvaro muziejus. Tai yra vienas iš tokių puikių pavyzdžių, kaip su autentiškais, atkurtais iš dalies interjerais yra išsaugoma būtent gyvenamąją paskirtį turėjęs namas, vila. Ir aišku, tai yra individuali namo istorija, tai kad namas buvo padovanotas miestui su mintimi, kad čia privalo būti įsteigtas muziejus. Tai yra tos individualios istorijos niuansai, tačiau, žodžiu, mes turime keletą tokių pavyzdžių, kaip medinė gyvenamoji architektūra virsta kitos funkcijos pastatu. Tai tokį pavyzdį tikrai matysime ir Medinės miesto architektūros muziejuje. Dar grįšime prie šito pavyzdžio vėliau. Tai dabar tik galiu pasakyti, kad muziejus yra bene švelniausia paskirtis, kurią galima pritaikyti bet kokį paveldo objektą. Lankščiausia, prisitaikanti daugiausia, tai yra toks saugiausias būdas, kaip kuo daugiau autentiškų elementų išsaugoti, lengviausia pagrįsti tą saugojimą. Ar ne? Tai
Bet tai tikrai neturėtų būti vienintelis tas kelias, vienintelis ir saugiausias pasirinktas kiekvieną kartą. Taip, antroje dalyje turime pakalbėti šiek tiek apie saugojimo problemas ir priemonės. Tai chrestomatinė tiesiog vaizdas, Algimanto Aleksandravičiaus nuotrauka Šnipiškėse, ar ne? Tai šitas vaizdas iš tiesų tikrai nesakyčiau, kad jisai atspindi medinės architektūros mieste apsaugos situaciją, bet aš manau, kad jis labai puikiai atspindi stereotipus ir mūsų baimės. Tai yra tokio didelio stiklinio pastato pavėsyje, apleistas, apaugęs, susigūžęs medinukas. Tai labai mėgstu naudoti šitą nuotrauką kaip iliustraciją, kalbėdama apie to miesto kontrastus, bet kartu ir provokuojant, kad nereikia bijoti tų kontrastų, bet reikia tiesiog išsikelti žinoti tas problemas ir bandyti jas konstruktyviai spręsti. Tai viena iš tų problemų, kaip jau minėjau, yra mūsų baimės ir stereotipai apie medinę architektūrą, ne kartą kalbėta ir tai dažnai atsispindi netgi bandant kurti naują medinę architektūrą, kad medis nėra toks atsparus gaisrui, kad priešgaisrinės saugos reikalavimai yra daug griežtesni. Tai žodžiu, kad medžio kaip trumpalaikiškesnio, labiau pažeidžiamo, pūvančio, griūvančio ir degančių konstrukcijų stereotipai dar šiek tiek gajus yra ir su jais reikia kovoti. Dar apie problemas labai gerai jos atsispindi šiuose dviejose tarptautiniuose dokumentuose. Jeigu kalbėtumėm apie tarptautinius dokumentus, tai čia jų galėtumėm tiesiog skirti visą paskaitą, vardinant juos ir išvelgiant, kuo jie aktualūs mediniai architektūrai, bet to neužsimsime, tiesiog norėjau pabrėžti dar 20 amžiaus pačioje pabaigoje Meksike ICOMOS priimtus dokumentus, kurių tokie santraupos labai gerai įvardina tas problemas, tarsi dokumentai pabrėžia stiprybės, bet mes galime labai išskaityti su medinė architektūra ir jos apsaugai kylančias problemas. Pirmiausia, tai yra bendruomenių parama ir nuolatinė objektų priežiūra. Tai iš karto mums signalizuoja, kad viena iš kylančių problemų labai dažnai, jeigu mes turime problemų su paveldu, tai mes turime problemų ir su paveldo komunikacija. Kaip įtikinti bendruomeniai, kad šitas paveldas yra svarbus ir aktualus ir tik tais bendruomenės dėka, tik tais žmonių gyvenančių ir naudojančių paveldą dėka mes galime jį saugoti. Tai medinėje architektūroje tas labai ryškiai pasimato ir tikrai ne kartą dar per šią paskaitą tą pabrėšiu. Na ir nuolatinė priežiūra, tai čia yra ta begalinė problema, kur labai netgi restauruoti objektai pradeda griūti ir nykti neprižiūrimi, nes medis ypatingai reikalauja visada gyventi su tuo pastatu ir jį nuolat prižiūrėti. Tai yra, juokiamės, kad tai yra gyvenimo būdas turėti medinį ir ypač medinį istorinį pastatą. Tai galėčiau prilyginti ėjimui pas daktarą. Jeigu mes einame tik tada, kai jau pradedame griūti ir rankos krenta, tai tokiu atveju taip mes su savim taip nesielgiam, mes tą profilaktiką užsiimam, bet ne visada ją prisimenam, kai kalbame apie savo architektūrą, savo namus. Na ir žinoma, ta didžioji problema yra tradicinių žinių ir įgūdžių bei technologijų praradimas. Šitą tendenciją mes matome labai daug kur. Tai nėra vien tik tais Lietuvos problema, tai yra tas, kai medinė architektūra kaip nekilnojamojo paveldo
materialaus paveldo objektas atsiremia į nematerialų į paveldą, susiliečia su juo, tai medinės tradicinės architektūros negali būti nepuoselėjant amatų, tradicijų ir žinių, kaip statyti ir kaip restauruoti tą medinę architektūrą. Ir čia jau, kaip minėjau, yra nematerialaus paveldo sritis ir šitų žinių ir tradicijų praradimas yra tiek skaudus ir tiek giliai pažeidžiantis, kad, žodžiu, kad mes galim vieną kartą restauruoti namą, pastatyti, saugoti namą, bet jeigu nebus rankų, kurios mokės jį restauruoti, nemokės kurti pagal senasias tradicijas, mes prarasime galiausiai vis dėlto prarasime tą paveldą. Tai čia tų žinių ir įgūdžių technologijų praradimas yra viena iš tokių netgi sisteminių problemų Lietuvoje ir aplinkui. Teko kalbėtis ir su regiono, ar ne, regiono specialistais, tai tarkim Skandinavija, kur atrodo Norvegija, jie tikrai turi dabar ir lėšų, ir energijos, ir žinių tą medinį paveldui prižiūrėti, bet nebėra arba yra labai didelis trūkumas meistrų, kurie galėtų kurti tą medinį senosiom technologijom arba restauruoti senosiom technologijom. Tai yra labai keista girdėti, kad paveldui pinigų yra, nėra rankų, kurios jas tvarkytų. Tai galime suprasti, kad jeigu dabar mes dar kalbame apie finansavimo stygių, požiūrio, kad reikia jo keistųsi požiūris, tai čia yra mums toksai signalas, kad ateityje mes dar skaudžiau pajusime, kaip ir Norvegai dabar susitvarkė su 2 pirmom problemom, turi stygių tų know-how, to žinojimo ir žmonių dirbančių su srityje, tai Lietuvoje tikrai šitą problemą pasijus ir manau, kad tikrai labai greitai. Taip, tai dabar šiek tiek apie tai, iš ko mes žinome apie tą Vilniaus medinę architektūrą. Tai medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys, kitais metais šitam dokumentui bus 20 metų. Ir visai neseniai, prieš mėnesį, Medinės miesto architektūros muziejuje turėjome tokią nedidelę konferenciją ir joje visa sekcija buvo skirta būtent šitos, iš dalies bent jau skirta šitos strategijos paminėjimui, aktualizavimui, nes ir štai tai tikrai ne veltui darėme dėl to, kad tai ir yra tas kompleksinis, sakyčiau, tyrimas, nors pačios strategijos autorės kuklinosi ir sakė, kad pavadino metmenimis, norėdamos apsisaugoti nuo tos kritikos, kad tai yra mokslinis darbas, tačiau šitas kompleksinis dokumentas, jis apėmė tuos mokslinius darbus, jisai apėmė ir stebėseną, inventorizaciją medinės architektūros ir buvo padarytas iš tiesų didžiulis darbas. Trumpai priminsiu, kad buvo identifikuotos 3 didžiausios zonos Vilniuje, tai Žvėrynas, Šnipiškės ir Markučiai, kuriuose dominuoja medinė architektūra ir taip pat 8 smulkesni arealai, iš kurių galima įvardinti ir Antakalnį, ir senamiestį, nes tas senamiestis dažniausiai telkiasi ties Užupiu. Taip, tai ir naujininkus, žodžiu, tas darbas padarytas prieš 20 metų, mums labai reikėtų strategijos atnaujinimo arba bent jau tos inventorizavimo atnaujinimo, dėl to, kad per tą 20 metų šitie net ir stambiausi arealai iš tiesų pasikeitė ir šiandien jie vis dar keičiasi, ypatingai šiaurinė Žvėryno dalis, bet taip pat ir labai Šnipiškės. Ir ta medinė architektūra po truputį nyksta iš jų. Taip, bet nieko iki šiol ir nieko po to nebuvo tokio didelio padaryta, kad apie 200 medinių pastatų būtų įvertinti, apžiūrėti, nufotografuoti ir iš tiesų
muziejus gavo šitą medžiagą ir ją labai didžiuojasi ir ją saugo. Tai turėsime jau 20 metų praeis dar 20 metų turėsime jau didelį atstumą nuo to laiko ir galėsime visiškai kalbėti kaip ikonografinę medžiagą. Taip, ką dar be inventorizavimo ir surinkimo visų tų tyrimų į vieną vietą, kas dar ypatingai svarbu strategijoje, tai yra identifikuoti, išryškinti medinės architektūros Vilniuje saugojimo metodai ir priemonės. Metodai yra tie tradiciniai paveldosaugos metodai, kaip mes jas suprantame ir galime iš tiesų labai plačiai taikyti, tai saugojimas vietoje, in situ, saugojimas perkeliant į naują vietą. Studentai labai nustemba išgirdę, kad medinė architektūra yra ta, kuria yra nekilnojama, bet mes ją galime pervežti ir perstatyti, ar ne? Ir informacinis saugojimas kaip paskutinė priemonė, kuri dėja pastaruoju metu džiaugiamės, kad jinai yra plačiai naudojama, bet kartais jinai uždominuoja ir tampa pagrindinė saugoma priemonė, vietoj to, kad saugotume paveldą ten, kur jisai yra. Taip. Na ir kalbėdami apie tą mūsų konkretų šiandienos pavyzdį, galėsime prisiminti visus šios saugojimo metodus, nes iš tiesų muziejus atliepia juos visus. Prie to jau grįšime. Ir priemonės. Priemonės yra juridinės, ekonominės ir švietėjiškos. Ir čia tik trumpai stabtelsiu, sakydama, kad juridinės tai be abejo yra visa dokumentai ir yra reglamentavimas, įpareigojimas saugoti, ar ne, dažniausiai. Ekonominės yra skatinamosios priemonės, pagalba restauruojant, tyriant ar pritaikant tą architektūrą. Na ir švietėjiškos tai yra bandymas dirbti, kalbėti, komunikuoti visuomenėje ir auginamas kitoks požiūris, kitoks to paveldo vartotojas. Tai šitas tokia minkščiausia priemonė, bet jinai užima labai ilgai ir mes čia galime kalbėti tik apie ilgalaikius planus jos atžvelgiu. Na, tai, ką mes turime Lietuvoje, jeigu tarptautiniai dokumentai tiesiogiai, tos gairės ir pasiūlymai tiesiogiai kalba apie medinę architektūrą, tai mūsų medinė architektūra yra, kaip ir visas nekilnojamas paveldas, yra reglamentuojama apsauga jo pagal nekilnojamo kultūros vertybių apsaugos įstatymą. Na, ir jisai prieinama visuomeniai per kultūros vertybių registrą. Norėjau tiesiog atkreipti dėmesį, kaip specialistas kažkada pats dirbęs su duomenų registrų parengimui, kad ta paieška, kuri čia atrodo šiek tiek išėmiau fragmentą, kuri atrodo labai plati, tačiau dėja jinai nėra tokia patogi ir neveikia taip gerai, kaip norėtųsi. Tarkim, mes galime nusimatyti medžiagiškumą, kas atrodo labai daug žadančiai ir kartais pasitaiko, kad į mus kreipiasi studentai ir prašo pateikti duomenis, kiek yra registre medinės architektūros arba ten medinių bažnyčių. Tai atrodo, kad mes turime tokį įrankį ir galim juo lengvai naudotis, tačiau taip nėra. Reikia atsirinkinėti ranką, nes nors medžiagiškumas yra, rezultatus, kaip matote, 192, bet peržiūrėjus juos pastebėtumėt, kad tai yra tik tais tam tikri labai specifiniai elementai, tai yra tik koplytėlės ir vargonai ir jų puošmenos. Tai veikiausiai čia, kuriant tą dokumentaciją, vertingąsias savybės nustatant, yra galimybė kažkur pažymėti. Neradau, kas tose vargonuose taip išskirtinai pažymėta, kad juos mestų paieškoje, tačiau kažkur yra, žodžiu, tas medžiagiškumas užfiksuojamas, architektūroje ne. Galime suprasti, kodėl, ar ne? Nes architektūra visada yra kompleksinė, mes labai taip paprastai priskiriame mediniam namui, bet mes, jeigu pažiūrėtumėm giliau į konstrukcijas arba, pavyzdžiui, kad mūrinis namas, bet kai reikia įsivardinti, kas tai yra, tai mes tada sakome, kad tai yra atraminių sienų medžiagiškumas, nes yra daug kitų elementų ir niekada medis nebūna vienintelė žaliava, iš kurios pastatytas.
labai išskirtiniais atvejais pastatas, tai galbūt apsidraudžiant dėl to ta paieška ir nėra aktyvuojama, bet ji tikrai labai padėtų. Na ir kartu čia yra tokia iliustracija, kad ta medinė architektūra šiek tiek kartu su visa Lietuvos architektūra yra įmama viename sraute, saugoma pagal tas pačias sąlygas ir taisyklės ir kaip ir šita paieška pasimeta. Ar ne? Ir mes negalime, kadangi tai yra tikrai tokia specifinė medžiaga, tai mes ne visada ją taip pat gerai galime apsaugoti kaip mūrą, imant tas pačias saugojimo kategorijas. Čia dar norėtųsi įvardinti dar vieną kylančią problemą, tai yra ta galimybė vertingasias savybės įvardinti kaip tipą. Tai labai dažnai, bent jau tokia tendencija buvo susiformavusi, tokia kaip ir politika, kad jeigu yra medinis elementas, tai saugiau jį pastate, saugiau jį pavadinti tipu, saugoti ne patį elementą, bet saugoti ar atkurti, įpareigoti atkurti elementą, kuris turėtų tą patį medžiagiškumą, tekstūriškumą, žodžiu, su ta pačia technologija pagaminta. Bet kai mes kalbam apie medinę architektūrą, viskas tai yra medis, ar ne? Ir mes tada įpuolame į savo pačius spąstus. Ir jeigu pasižiūrėtumėm į tą tipo atkūrimą, jeigu vartai yra padaryti pagal tipą, mes gal pirmas žvilgsnis atrodys mums, kad panašus dekoras, panašus storis, bet iš tiesų tų skirtumų yra labai daug ir reikia daug meistriškumo, ir labai daug įdirbio ir gal net požiūrio pasikeitimo į tą tipinių elementų gamybą, kad jie būtų tikrai tiek pat kokybiški kaip originalūs elementai, kad jie tikrai nebūtų kertami kampai ir tik vizualiai padaromi tokie elementai, bet kad tikrai tie profiliai būtų duryse išgaunami, kad drožiniai atrodytų taip, kaip jie atrodė. Ir žodžiu, yra daug tokių dėja pavyzdžių, kad tas tipo saugojimas nepasiteisina. Na ir saugojimas savivaldos lygmenyje, tai čia išskirčiau tokį Vilniaus įsivardintą 10 urbanistinių architektūros taisyklių prieš keletą metų yra Vilnius paskelbęs. Jums kryželiais pažymėjau šiandien paskaitos kontekste aktualiausias. Na ir tai yra toks vėlgi sąlyginis aktualumas, mes kalbame apie konversijų taikymą ir paveldo objektų įveiklinimą. Tai yra labai gera tendencija, kalbame apie tvarų miestą, kuris panaudoja jau turimus resursus, nekuria arba mažiau kuria naujos architektūros, o tiesiog pernaudoja savo senąją. Tačiau tenka pripažinti ir per mano minėtą konferenciją, per pranešimą Vilniaus savivaldybės atstovė iš kultūros paveldo skyriaus minėjo, kad ne visada šitos dvi taisyklės yra labai patogios, kalbant apie medinę architektūrą, nes vėlgi konversiją mes kalbame apie tūrius, kurie gali būti lengvai pritaikomi, ar ne, mes galime apie industrinį paveldą kalbėti, apie gamyklinį kažkokį paveldą kalbėti, kuriuos mes ištisi kvartalai naujamiestyje yra pritaikomi ir gyvenamoms ir kitoms paskirtims, ir tai puikiai veikia, bet su mediniu paveldu labai dažnai mes stringame dėl to, kad tie tradiciniai mažučiai tūriai, neaukšti, nedideli pastatai, kurie negali būti taip paprastai išplėsti, ne visada yra labai patogus konversijoms. Bet geroji žinia yra tai, kad Vilniaus savivaldybė iš tiesų kreipiasi, atsigręžia gal tą medinį paveldą ir jau yra apie jį galvojama ir parengus Vilniaus paveldotvarkos programą ir jau kitąmet turėtų startuoti ir mūsų muziejus kaip tik kvies pirmąjį kitų metų mėnesį viduryje bus užupiečiams skirtas pristatymas, tai bus ten, kur yra daugiausia arealų medinės architektūros sukaupta, per tai savivaldybė
atstovai keliaus ir aiškins tą naujas tvarkas ir finansavimo mechanizmus, kurie yra praplečiami ir pritaikomi daugiau žmonėms. Tai apie juos galėsite sužinoti atėję į tuos susitikimus ir labai rekomenduoju ir tikimės, kad tikrai tai turės labai didelį postūmį tos medinės architektūros Vilniuje išsaugojimui ir padės taip pat ir patiems savininkams. Tai labai trumpai apie duomenų bazės, kad medinė architektūra yra įvardinama ir jinai buvo tyrinėjama, tai mums rodo jau 11 metais sukurta Archimedė, Kauno technologijos universiteto projektas ir jisai turėjo daugybę etapų ir vienas iš tokių ryškiausių rezultatų tai yra būtent šita duombazė, kuri prasiplėtė ir jinai nepaliko, bet yra ne tik apie Kauną, čia yra įjungtas ir Birštonas, ir Druskininkai, ir galiausiai Vilnius. Deja, Vilniaus mes turime tik tais žvėryną, tą geriausią savo ištyrinėtą istorinį priemiestį, tai žvėryno medžiaga yra sukelta, yra patogi ir naudinga, bet kol kas atrodo, kad Archimedė nesiplečia Vilniaus kontekste ir tai yra toks puikiai pradžia, bet norisi, kad apimtų kuo didesnės teritorijas. Tai ir antroji duombazė, kuri šį kartą yra iliustruojama leidinio viršeliu, tai yra vis dar kuriamas rinkinys, interaktyvus Vilniaus kultūros paveldo statinių ir elementų rinkinys. Kodėl įdėjau šitą leidinio, kuris yra pirmasis Medinės miesto architektūros muziejaus leidinys. Kodėl įdėjau šitą viršelį? Dėl to, kad būtent pirmasis žingsnis, turint šitą išleistą 20 metais katalogą, buvo noras sukelti tą informaciją ir padaryti ją labiau prieinamą duombazėje. Tada ir tai šitas projektas ridenosi sniego gniūžtės principu, kad pirmiausia tik tais mediniai architektūros keli elementai, tada daugiau tų elementų, tada jau nebeužteko medinės architektūros ir peraugo į visą Vilniaus paveldą. Ir šita duombazė dar kuriama, muziejus šiek tiek prisideda prie šitos iniciatyvos ir iš tiesų kuo jinai yra labai puikiai, kad Vilnius yra atlikęs daugybę tyrimų, yra dar nuo strategijos laikų, nuo 2004 metų, kasmet apmatuojami, skanuojami elementai bei pastatai Vilniaus ir ta medžiaga, kad jinai neparadingtų, kad jinai neliktų atskirų tyrėjų stalčiuose, yra nuspręsta, kad reikia padaryti tą duombazę ir sukelti visą tą medžiagą, kuri bus dar kartą pernaudojama, ar ne, kuri bus lengvai prieinama. Tai tas rinkinys yra kuriamas ir jo stiprioji dalis ir bus, kad tai bus ta 3D skanuota medžiaga ir tikimės, kad jinai bus labai patraukli. Beje, vilniečiai galės siūlyti savo medžiagą, savo netgi istorijas apie tam tikrus objektus ir taip bus bandoma labiau juos įtraukti. Taip, na ir gerasis pavyzdys, tai iliustracija su apdovanojimų siena, kaip jau minėjau, Vilniui dovana, 3 apdovanojimai vienam projektui. Tai Medinės miesto architektūros muziejus šiemet laimėjęs prestižinį Europo Nostra ir Europos paveldo apdovanojimą. Taip, konservavimo ir pritaikymo pernaudojimo srityje šitoje kategorijoje varžėsi daug iš tiesų pastatų, daug projektų, laimėjo 10 jų. Ir labai didžiuojamės, kad mūsų medinis pastatas yra greta tokių ryškių ir nuostabių objektų. Antrasis apdovanojimas, tai pirmieji apdovanojimai kultūros paveldo kategorija objektai.
Tai yra Valstybinė kultūros paveldo komisijos įsteigtas apdovanojimas pirmais metais ir mums labai pasisekė jį gauti. Na ir nacionaliniai architektūros apdovanojimai, kas ypatingai mus džiugina, mūsų nuostabus projekto architektai Vincas Brezgys ir Rūta Stasevičiūtė atsiėmė apdovanojimą. Tai vėlgi visiškai naujai įsteigtas apdovanojimas ir tai, kad medinio paveldo objekto restauravimas, atnaujinimas susilaukia ir architektų dėmesio, tas yra labai ypatingai svarbu. Tai kasgi yra tas Medinės miesto architektūros muziejus? Greta čia sudėjau istorinę iliustraciją iš leidimo namui įsistatyti mezoniną, antrąjį aukštą, na ir šiuolaikinio fasado išklotinės plano. Tai pirmiausia, tai yra istorinis pastatas Užupyje medinis ir tai yra restauravimo pavyzdys šiandienai. Tai vat šitie du taip greta esantys apibrėžimai yra labai svarbu. Mums svarbu tai tiek, kad Medinės miesto architektūros muziejus yra autentiškame medinėme name ir be to jis yra restauruotas ir pripažintas tas restauravimo kaip pavyzdys, tai jau geriau vieną kartą pamatyti, nei daugybę kartų išgirsti, ar ne? Visus kviečiu į muziejų. Tai visai kitaip yra kalbėti į muziejų žinančiams lankytojams apie teisingą restauravimą, apie tą jautrų restauravimą, apie elgesį su mediniu namu, kai gali parodyti savo pavyzdžių, negu kad turėti patalpas nieko nesusijusias su medinė architektūra, istorinė ir sakyti, kaip jiems reikia privaloma gyventi su tais senais mediniais langais, ar ne, jeigu pats to nerodai. Labai trumpai pats projektas, projekto sumata ir jo finansavimas yra iš 49% iš Europos struktūrinių fondų, ir 51% iš Vilniaus miesto savivaldybės, todėl muziejus įkurtas prie Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos, kuri pavaldi savivaldybė, tai yra savivaldybės muziejus. Kaip atrodo procesas ir kaip atrodo tas medinis namas eigoje, šiek tiek iliustracijų, kas neėjote pro Užupį ar neprisimenate šito namo, nes tai tikrai jis netrodo daug prabangiau, negu dabar atrodo minėti Šnipiškių medinukai, ar ne? Tai tokia pati bloga būklė, avarinė būklė buvo šitam namui 2011 metais. Atrodo, kad jau identifikuota ir tie darbai vyko 3 metus. Namas beje, kaip ir minėjau, tas saugojimas in situ, saugojimas autentiškoje vietoje, tai šitas namas ir buvo apsaugotas autentiškoje vietoje. Jisai buvo pakeltas, pakeistas apatinis vainikas ir tokiu būdu restauruotas, bet kažkada buvo idėja, kad gal reikės jį restauruoti išrenkant po vieną žodžiu, rastą, ir labai dažnai tie namai, tie pastatai gali būti perkeliami netgi į kitą vietą, bet mes kalbame apie tą jautrią restauraciją ir tokiu atveju mes prarandame ne tik tais vietą, bet prarandame ir tam tikrus elementus iš pačios konstrukcijos ir struktūros ir tas saugojimo in situ šiuo atveju yra daug vertingesnis. Na, atlikti sienų ir lubų tinko polichromijos tyrimai ir konservavimas, restauravimas yra tai, kuo muziejus ypatingai didžiuojasi. Tai visa tai yra suminis tų 3 apdovanojimų. Visas tai susisumuoja ir dėl to muziejus ir yra įvertintas, kad yra visi tie elementai. Tai ne tik tais pritaikymas muziejui, bet konstrukcijų tvirtinimas, konservavimas, restauravimas, taip pat ir vidaus apdaila. Tai mes iš tiesų turime gana autentišką XIX amžiaus pabaigoje, XX
amžiaus pradžios miestiečio namo interjerą, žinoma, kalbant tik tais apie lubas ir sienas. Mes neatkuriame daugybės kitų interjerų elementų, bet netoks buvo ir įsikeltas tikslas. Šiek tiek vaizdų, kaip atrodo, labai dažnai kyla klausimas žmonėms, ar drožiniai balkone yra autentiški, tai šitą iliustraciją turėtų išsklaidyti visus klausimus, kad tai yra nukelti ir restauruoti autentiški drožiniai, juos įterpiant, jeigu labai pažeistose vietose, neišlikusiuose vietose, įterpiant fragmentus, bet neatsisakant viso elemento, visos detalės, taip pat yra su lubomis konstrukcinė sąvarža. Kokie buvo iššūkiai konkrečiai šitame objekte, tai yra, vėlgi pasikartosiu, to gyvenamojo namo pritaikymas, bet tas gyvenamasis namas jis neturėjo patogumų iki muziejaus, tai yra vienintelis toks didesnis įsiveržimas į autentišką išplanavimą pastato. Tai įrengimas tų sanitarinių mazgų, tualeto muziejaus lankytojams, bet visa kita yra palikta taip, kaip XIX amžiuje buvo suprojektuota, labai yra mažai pakeitimų. Tai tuo mes labai didžiuojamės ir sakome, kad šitas pritaikymas kitai paskirčiai, muziejaus paskirčiai, iš tiesų netgi išgelbėjo šitą namą, nes kitos paskirtys galėjo būti šiek tiek žiauresnės, tradiciniam išplanavimui būtų daugiau į jį įsiveržę. Na ir priešgaisrinės saugos ir paveldosaugos reikalavimai, su jais mums kaip šitais paveldo objektų turėtojais, valdytojų, teko iš tiesų iš arti susidurti, kaip sudėtinga yra suderinti viešąją paskirtį, tai yra muziejų, seną namą ir kartu rodyti tą istorinį namą ir, žodžiu, kartu jį rodyti kaip gerą pavyzdį. Tai pavyko rasti tuos kompromisus, bet tai nebuvo tie pirmieji pasiūlyti sprendimai ir jie nebuvo tokie lengvi ir paprasti. Taip, tvarumas, apie kurį kalba mūsų muziejus ir savo pavyzdžių rodo, mūsų grąžina vėlgi prie mano minėtų saugojimo metodų. Tai namą mes saugome in situ, ten, kur jisai buvo pastatytas ir jau visi elementai, kiek buvo įmanoma, yra savo vietose, tačiau ne visiems mediniams Vilniaus pastatams pasiseka. Tai juokaujame, kad vertingųjų savybių šitame name padaugėjo pradėjus restauravimą, nes iš kitų griaunamų Vilniaus medinių namų buvo paimti elementai ir jie pritaikyti muziejaus patalpose. Tai įvairiausios durys, rankenos, kabliukai, vėjakabliai, įvairiausi elementai, langai, jų fragmentai, ką buvo įmanoma pernaudoti, tai meistrai pritaikė ir tai yra eksponuojama, kaip ir yra namo dalis ir ekspozicijos dalis, ir tuo muziejus labai didžiuojasi. Ir šita veikla nesustoja, mes toliau kaupame įvairiausias detalės iš Vilniuje griaunamų medinių namų, jas saugome ir ruošimės pernaudoti. Čia yra tos tokia tvarumo idėjos tąsa. Taip, ir kartu muziejus, nors jisai yra istorinėme pastate, jisai kalba ne tik tais apie istorinę architektūrą, kartais mus pavadina paveldo muziejumi, tai bandome pasakyti, kad negalime įsivaizduoti tos saugomos istorinės medinės architektūros, jeigu nebus kuriama nauja medinė architektūra, jeigu medis nebus toliau aktualizuojamas šiandienos kūrėjų taip pat, tai turime ekspozicijos dalį, kurioje rodome naujus projektus iš viso pasaulio, medinius pastatus įvairiausios paskirties ir visuomeninės, ir sakralinės, ir gyvenamosios. Ir kalbėdami apie tą poreikį kurti naują medinę architektūrą, taip pat mes primename, kad kaip ir senoji medinė architektūra, jinai yra kuriama pasinaudojant žinomomis vietinėmis technologijomis, naudojamos vietinės žaliavos, ne veltui tas medis čia dominuoja, nes šitame areale yra tiesiog miškingas arealas, medis buvo ir pigus, ir lengvai pasiekiamas, bent jau didžiąją istorijos dalį. Nemažiau svarbu
gaunant apdovanojimus yra komandos įvertinimas, tai čia sudėti žmonės, kurie, bent jau didžioji dalis žmonių, kurie prisidėjo prie šito medinio namo pernaudojimo ir muziejaus įkūrimo proceso. Komanda yra labai svarbu, tai profesionalai įvairiausiose srityse. Čia dar vienas tokia pamoka apie paveldo, kad paveldo specialistai ne visada negali apsiriboti vien tik tais restauratoriais arba politikais priimančiais sprendimus, kad tai yra daugybė žmonių dirbančius skirtingose srityse, ypač nematerialusis paveldas, kad jisai toliau klestėtų ir būtų pernaudojamas, reikia įvairiausių kompetencijų. Na ir ar to pakanka? Paskaitos pabaigai noriu tiesiog užduoti tą klausimą, kuris yra ir anotacijoje, kad mes giriamės, kad laimėjome šitos apdovanojimus, bet ar vienam objektui skirti keli apdovanojimai yra pakankamas postūmis pačiai paveldosaugai. Tai noriu akcentuoti pirmiausia apie tai, kad tai yra ne vieno projekto pergalė, kad tai yra visos sektoriaus, kad tai yra apdovanojimas ne tik muziejui, ne tik Vilniui, ne tik Lietuvai, bet visam regionui, kad Europos paveldo grandai ir Lietuvos paveldo grandai pasižiūrėjo į šitą objektą ir pasakė, kad taip, mediniai architektūrai reikia dėmesio ir mes jūs matome ir kartu yra matomas visas sektorius, visas tas medinės architektūros laukas ir tas yra labai svarbu. Jau mano minėta taisyklė, kad geriausia yra mokyti savo pavyzdžių, geri pavyzdžiai užkrečia ir tas edukavimas per gerą pavyzdžio tiesioginį įrodymą. Taip, tai apdovanojimai niekada nėra taškas, nėra pabaiga ir tai yra įpareigojimas toliau nešti tos medinės Europos vėliavą ir toliau rūpintis ir per muziejaus edukacinės veiklas skleisti tą idėją. Na ir svarbiausia, kokia yra išvada, kad niekada dabartiniai dovanojimai, manau, kad jie niekada neapsiriboja vien technologijomis ir vien tik tais restauruotų objektų ir visada žiūrima į žmonės. Žmonės, kurie yra komanda, kuri prisideda savo kompetencijomis prie to objekto ir žmonės, kurie naudoja šitą paveldą. Tai kad ir kaip puikiai mes restauruosime objektus, kad ir kaip griežtai mes juos reglamentuosime ir įpareigosime saugoti, jeigu mes neįtikinsime paveldo vartotojų, naudotojų, tai šitas paveldas neturės ateities. Tai tik tais keičiant požiūrį, tik tais įkvepiant ir paremiant ir suprantant tą bendruomenę, kuri naudoja tą paveldą, pastatų savininkus ir naudotojus, galima pasiekti. Šita mintis tikrai nėra mano sugalvota išvada, tai yra toks bendras visos minėtos konferencijos, iš tiesų pranešėjų akcentas, kad tik per žmonės, per komunikavimą su žmonėmis ir per jų rūpestį tas paveldas yra išsaugomas. Taip, tai pabaigai yra apie dar toks vyšnaitė apie vietos tapatybę. Tai mes keliame Užupio vėliavą, nes muziejus yra Užupio pakraštyje, istorinėme priemiestyje, bet ir Užupis mus mato ir žiūri atgal į mūsų balkonus. Ir turiu pasakyti tas, kad šiek tiek linksmas, bet šiuolaikinės dabartinės architektūros pavyzdys, kuris kartodamas ar ne ornamentus mums sako, kad paima tą medinį nykstantį Užupio paveldą ir bando po tą tapatybę palysti netgi ir mūrinis daugiabutis. Tai parodo, kad vis dėlto tie drožiniai, tas vienas iš beveik jau vienetinių atvejų išlikusių medinių pastatų Užupyje yra matomas ir
ir yra tas tapatybės ženklas, kurio užupis nori. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Ačiū, Indrė. Klausimų auditorijos? Mano klausimas būtų, kodėl Archimedėje, yra, aš šiaip nustebau, kad Vilnius yra, tai jau yra gerai, bet man įdomu, kas sukėlė tos duomenys apie žvėryną ir kas galėtų tą darbą tęsti. Tai aš suprantu, kad čia projektinis, bet gal net jūsų muziejaus darbuotojai galėtų apie Užupio medinukus kelti. Bet kaip juda ta Archimedė, kaip jinai toliau juda? Medinės miesto architektūros muziejus buvo įsteigtas ir jame dirbo net visas vienas žmogus. Tai buvo iš tiesų sukurtas projektas ir kartu su muziejaus savanorium, tai žodžiu, tuometinė muziejaus vadovė Donata Armakauskaitė ir savanoris Marius Kerniškis, žodžiu, projektų ribose rinko informaciją ir ją pritaikė būtent Archimedei. Tai buvo užsibrėžta Žvėrynas ir Šnipiškės. Su Šnipiške, kaip suprantu, yra sudėtingesnė, mažiau ištyrinėtas tiesiog rajonas ir sunkiau apdorojama istorinė medžiaga, tai jisai laukia. Tai buvo šitas darbas visas padarytas dar 2019-2020 metais. Tai prieš tai, kai muziejus dar tik buvo pradėtas restauruoti, bet jau, žodžiu, tos veiklos plėtėsi. Kodėl jos sustojo dabar tarsi, tai yra iš tiesų tokios kaip ir labai individualios priežastys, nes pati duomenų bazė, jinai priklauso Kauno technikos universitetui, kaip ir pati idėja. Ir tarsi tas pildymas atrodo, kad jisai yra stabtelėjęs, bet kadangi tas projektas turi savo savininką, tai jį perimti ar kažkaip labai plėtoti, tai paprastai neišeina. Tai čia viskas yra, žodžiu, su autorinėmis teisėmis ir pastangomis bendradarbiauti su projekto autoriais. Galiu pasakyti, kad duomenys apie Vilnių, tai kas yra įkelta į Archimedę apie žvėryną, yra perkeliami į jau Vilniaus miesto savivaldybės priklausantį projektą, mano minėtą rinkinį, kur bus ir skanuoti elementai, tai žodžiu, kad tie duomenys yra panaudojami, jie neliks kažkaip apleisti vienoje iš duomenų bazių, bet kol kas nėra dar plano tęsti Archimedę, nors iš tiesų tų svarstymų tikrai buvo ir galbūt dar galėsime juos pratęsti, bet šiuo metu jie yra sustoję ir dabar jau pastangos yra į Vilniaus savivaldybės kuruojamą projektą. Man įdomu, ar yra privatiem nuosavybės savininkams kokią nors iniciatyvą, kad jie stengtųsi, kiek galima daugiau pritaikyti tuos nuostatus, kad jeigu nupirkę ir gali restauruoti pagal architektų patarimus. Amerikoje žinau, kad yra labai gerai politikai suveikia ir čia jau lobistai tas pramuša, kad būtų jiems sumažinti arba visai nubraukti visi nekilnojamų turtų mokesčiai. Ir labai veikia, bet mūsų valstijoje tai tikrai suveikia ir labai daug nuosavybę turinčių žmonių tada stengiasi. Dar ten pridėta, kad vieną kartą per metus jie turi savo namus parodyti viešai visuomeniai. Tokie būna perėjimai tų namų, kur restauruoti ir kurie atleisti nuo mokesčių. Ar Lietuvoje yra toks bent užuomina tą daryti, ar darosi? Mano žiniomis Lietuvoje dar neveikia šitas būtent per nuosavybės mokesčius, nekilnojamo turto mokesčius. Šitas principas nėra gyventimas, jeigu aš klystu, prašau mane patikslinti, bet yra kitokių paskatinimo mechanizmų, bet mano minėtas savivaldybės lygmenyje bus skatinama, žodžiu, per finansuojant ar kompensuojant išlaidas patirtas tyrimams,
apie 80%, man atrodo, ten ir konstrukcijos, ir langai gaus daugiau dėmesio, tai bandoma tokių tiesioginių finansavimo mechanizmų, dėja iki šiol, jie egzistavo ir iki šiol, bet nelabai buvo daug pasinaudota šitomis, nes iš tiesų Vilniaus savivaldybė turėjo spręsti ir vis dar sprendžia, manau, tas problemas, kaip tuos finansavimo mechanizmus padaryti patrauklesnius, nes neužtenka, kad jų būtų, jeigu žmogui irgi ta problema, jeigu duoda finansavimą fasadui, o medinė architektūra, jinai yra konstrukciškai labai jautri ir jeigu mes tvarkysime tik fasadą, mums pirmiausia reikia pradėti nuo konstrukcijų tvarkymo, ar ne, arba ten irgi ką duos mediniai langai, jeigu griūva aplinkui viskas juos. Tai dabar yra nuspręsta tą mechanizmą praplėsti, kas yra labai džiugu padaryti jį kuo paprastesnį naudotojams. To irgi labai trūko, tos aiškios komunikacijos. Tai va, ir taip, kad kuo mažiau žmogui pačiam reikėtų ieškoti, kuo mažiau, nes tas popierizmas, biurokratija irgi gali užmušti bet kokią iniciatyvą, tai vat bandoma sukurti tokią pagalbą žmogui, kad jisai gautų jos, kad žinotų, kur nueiti, kreiptis ir gautų maksimaliai daug ir kad didžiąją dalį to popierizmo persimtų būtent iš savivaldybės iniciatyva jos valdomas organas. Kaip pavyks šitas, tai aišku, jisai dar tik tais pradedamas kurti, bet pavyzdžiai imami gerieji ir iš Rygos, ir iš Kuldigos, žodžiu, ir labai tikiuosi, kad šitos iniciatyvos duos vaisių. Nes aišku, kiekvienos šalys jos turi labai daug, vieni mechanizmai gali veikti, kiti ne, ir Lietuvoje kol kas buvo taip. Tai tam, kad būtų kažkokia tai parama iš valdžios institucijų, tai reikia visų pirma, kad objektas taptų paveldo objektu, vienas ar kitas statinys, ar ne, kad jis įgytų tam tikrą statusą ir teisinę apsaugą. Bet dėja, ne visą laiką tai būna sėkminga patirtis. Tarkim, man labai širdį skauda dėl Žygimantų gatvės atvejo, kur tas vadinamas Pilsudskio dvarelis buvo tiesiog buldozerių nušluotas. Ir tai paveldosaugininkų valia ir jų buvo, kai kurių ekspertų nuostata, kad vertybė yra perimetrinis užstatymas šitos vietos ir negali likti kažkoks tai istorinis atavizmas prastos kokybės. O istoriškai tai visą laiką buvęs yra sodybinis medinis užstatymas, vyraujantis tipas. Ir žodžiu, ir čia kaip architektai kai kurie mėgsta odontologų terminiją, žodžiu, užplombuotas dantis bus. Tai va, tai ir tokių dėja pavyzdžių aš pati mačiau, esu liudininkė, kaip ir Antakalny daug tokių sodybinio užstatymo pavienių medinių namų yra nugriaudami, sunaikinami ir jų vietoje iškyla didžiuliai daugiaaukščiai gyvenamieji namai, kurie keičia ir tos teritorijos, ir morfologinį tipą, visą tapatybę, užstatymo pobūdį. Žodžiu, nebelieka tos praeities inkliuzų. Tai aš tiesiog norėčiau pačios tokio labai labai trumpo komentaro, kokia dabar situacija su tuo, tarkime, Vilniuje ir be Šnipiškių ar Žvėryno objektų, ar yra nusižiūrėta į bent kažkokius pavienius pavyzdžius, kuriuos ketinama kažkaip efektyviau gelbėti. Ačiū. Iš tiesų, ta apsauga ir pagalba labai daug remiasi į objekto statusą, ar jisai priklauso kultūros vertybių registre ir čia jau visiškai, jeigu objektas nėra įtrauktas, jau mes remiamės tik apie sąmoningumą ir norą savininkų ir naudotojų. Ir jau atsiduodame jų malonį ir didžiausi tie skandalai, lydėję medinės architektūros griovimus pastaruoju metu, visoje Lietuvoje yra labai dažnai atsiremia į tą nesuspėjimą, į paveldinti, įrašyti į kultūros vertybių registrą, suteikti apsaugos. Bet vėlgi, aš manau, kad vien įrašymas nepadės, mes galime jį surašyti ir tada
kultūros paveldo objektus niokoja du pagrindiniai veiksmai. Arba piktybinis griovimas ir naikinimas, arba nejautri tvarkyba, arba apleidimas. Tai jeigu nenorėsime mes to objekto, mes galime jo fiziškai negriauti, mes tiesiog paliekame jį griūti patį. Tai čia tas juridinis aspektas, saugojimas kaip botagas, dėja jis nėra labai paveikus ir jis toks nėra ilgalaikėje perspektyvoje nepadeda. Kaip dabar yra su Vilniumi, tai vat jūsų paminėti arealai, tiek Žvėrynas, tiek Šnipiškių skansenas, ta Šnipiškių dalis, ne visas jisai yra kultūros paveldo vietovė, vienas yra valstybės apsaugoje, kitas Šnipiškės būtent savivaldybės. Tai savivaldybė daugiausiai dabar ir orientuojasi ir turi planų būtent Šnipiškėms, nes tai yra jų, nes statusas yra savivaldybės saugomas. Tai ten irgi matosi labai aiškios tendencijos, nors mes įsivaizduojame tas Šnipiškės kaip visą užstatymą, tai kas yra apibrėžta teritorijos ribų plane, ta gatvė su trupučiu ir labai aiškiai yra tvarkomas aplinkui ir tie medinukai šluojami. Tai čia yra viena tokia tendencija. Ar yra idėjų, kas bus tvarkoma, tai Žvėrynui, man atrodo, klausimų tam centriniam Žvėrynui, pietiniam, gražiajam istoriniam Žvėrynui tikrai atrodo, kad jisai saugus ir turėtų būti ir jis jau seniai pripažintas kaip atvirukinis pavyzdys, kaip vizitinė kortelė Vilniaus medinės architektūros. Su Šnipiškėmis dabar dirbs Vilniaus savivaldybė, žada intensyviau, o pavieniai objektai labai sunku pasakyti, kas yra bandoma išsaugoti, nes kartais netgi tos ir įrašymas arba buvimas teritorijoje saugomoje ne visada padeda objektams ir jie vis tiek būna nuskriaudžiami tvarkybos darbų. Tai kuo viliamės ir tikimės galbūt restauravimo centro Šnipiškėse, bet čia yra dar tik tais svajonių lygmenyje, tai irgi panaudoti kažkokį medinį seną pastatą ir galbūt atsiras toksai pajėgesnis Kuldygos principų veikiantis restauravimo centras, tai tokios tad yra vizijos, o daugiau apie planuojamus įsaugoti medinukus, tai tokios informacijos dar neturiu ir dažniausiai jau būni tik tai pastebi procese, kad Vytauto gatvėje kažkas tvarkosi, Pavilnyje kažkas tvarkosi, tai ir tiek. Ačiū Indrė ir ačiū visiems susirinkusiems į šitą paskaitą ir visus šiuos metus, kurie buvo skirti Vilniaus jubiliejui, dalyvavusiems mūsų paskaitose, ištikimiems gerbėjams. Ačiū.